Labas visiems, jūs kanale Meškutė ir kartu aš su savo geriausia draugė Luka. Taip, darysim video atsakinėjant į jūsų klausimus. Taip, mes jau pasiruošėm viską. Taip, gerai, tai pradedam jau atsakinėti. Tavo geriausia draugė patinka filmuoti su tavim shorts? Taip, man patinka. Taip, ir gerai. Taip, kitas klausimas. Jeigu jūs darote jau video, tai please padarykite mažą pertrauką ir papasakokite juokingą išgalvotą istoriją arba anekdotą. Gerai, papasakosiu jums anekdotą. Apie dvi blondines. Dvi fifos plaukia valtyje. Viena fifa sako, blondinė sako, žiūrėk, čia valtyje skylė. Kita blondinė sako, gerai, tuoj aš prakirdysiu dar vieną skylę, kad vanduo išbėgtų. Papilusi vanduo ir dėsiu kitą, kad išbėgtų. Aš žinau kitą apie blondinės. Važiuoja dvi blondinės mašina ir viena sako, žiūrėk, koks gražus miškas. Kita sako, nematau, medžiai užstoja. Iš kur jūs taip gražiai šokat? Visų pirma, ačiū, kad gražiai, o visų antra, mes patys susimokom. Pačios. Tipo, aš tai jau, gal nuo gimimo mėgstu šokt. Aš tiesiog žiūrėjau YouTube'ą, pamačiau, kaip kiti šoka ir, o kodėl mangi nepabandžius? Ir pabandžiau ir, pavyksta man. O tu, tai? Nes aš ją mokau. Trendinį šokį mokau. Jo, trendinį. Aš tave mokau folklorinį šokį. Kiaulėgrikės, su visais pašiaukiais. Kiaulėgrikės, su visais pašiaukiais. Žodžiu, aš išmokau šokti turbūt dėl to, kad aš, kai buvau mažytė, lankiau baletą. Bet apskritai man patikdavo šokti. Kai būdavo kažkoks giminės balis ir skambėdavo muzika, tai aš visą laiką šokdavau. Aš niekaip neatsisakydavau. Tai tas pridėjo labai daug, tai tiesiog. Ir man patikdavo, kai kiti šoka, man patikdavo. Kažkaip tiesiog. Tai kitas klausimas. Ar tavo geriausiai draugiai patinka tavo kambarys? Taip. Patinka Liano. O šitą vietą labiausiai patinka. Man tai tokie plakatai. Man šita siena ir šita siena. Jūs nemanote sienos. Ką pasirinktum? Visada juoktis, kai kažkas pasako tavo vardą, ar kiekvieną kartą nusičiaudėti, kai kažkas tave paliečia? Manau, nusičiaudėt, kai mane kažkas paliečia. Nors... Bet vieną kartą nusičiaudėt, tai gal... Ne, čia kiekvieną kartą paliečia. Gal tada juoktis, jeigu pasako mano vardą. Aš tokia, mėta! Mėta, Čia ne mano mėta, vardas. Tai aš nesijuoksiu, nes čia ne mano vardas. Bet aš negaliu sakyti tavo vardą. Žinau, tai kol aš tu nesijuoksiu. O tu ką rinksis? Na, aš turbūt irgi vardą. Jo. Luka. Taip, gerai. Ir kokia mėgstamiausia Eurovision daina 2025? Aš žiūriu, mano mėgstamiausias, aš turiu kelias. Man... O jeigu vieną? Tai turbūt būtų... Lighter? Man žiauriai patinka ta daina, tiesiog... I be my own line, nothing can... Nemoku žodžiu, bet tarkim. Okay. Antroji vietoj turbūt būtų Bada Bada Bastum, Bara Bada Bastum. O trečioje vietoj? Bara Bara Bastum. O trečioje vietoj Espresso Macchiato. Žodžiu. Aš tai nežiūriu Eurovision, žodžiu. Ar jums abiem patinka Labubu? Taip, dieviu. Man jie kažkaip, nežinau, man jie taip kažkaip labai sieriai atrodo. Peilį? Ne, ačiū, nereikia. Okay. Man tai žiauriai patinka. Man jie tokie... Nelabai. Kokia jūsų mėgstamiausia ir nemėgstamiausia spalva? Tu praeitą kartą nesakai, kokia nemėgstamiausia.
Gerai, man mėgstama spalva yra... Aš turiu 4. Tai yra pastelinė rožinė, pastelinė violetinė, pastelinė mėlyna ir raudona. Raudona. Man patinka raudona. O nemėgstamiausia... Gal yra kokia? Aš šiaip neturiu nemėgstamiausių. Aš visiškai neturiu nemėgstamiausių spalvų. Man visos jos patinka. Aš neturiu nemėgstamiausių. Nebent kokia nors pelkės tamsiai žalia. Mano mėgstamiausia yra pastelinė mėlyna, pastelinė rožinė ir tokia, kaip aš vadinu, pastelinė juoda. Tokia labai tamsiai pilka arba labai šviesiai juoda. Violetinė. Ai, nu jo, dar pastelinė violetinė. Ir nemėgstamiausia, aš negaliu tiesiog pakęsti ryškiai rožinės. Visiškai ryškiai. Tiesiog tokios, kad... Nu, čia nėra tokių labai ryškių rožinių daiktų, bet tiesiog tokios ryškios, kad... Vat tokios. Nu, gal trupučiuką degina. Tiesiog. Gerai. Kas jums labiausiai patinka? Fanta, Coca-Cola ar Sprite? Man sakyčiau Sprite ir Coca-Cola. Šiaip man patinka sumaišyti Sprite ir Coca-Cola. Labai skanu, Aš pabandykite. nemaišiau, bet aš... Pabandykite ir parašykite į komentarus, ar jums patinka sumaišyti Sprite ir Coca-Cola. Tenais komentarai. Ir nepatingėkit parašyti. O tai visi neparašo. Jo. Niekas neparašo rimtai. Okay. Kiek jums maždaug užima laiko, kad išmokti naują šokį? 10 minučių, 5 minutės? Kartais 15. Pavyzdžiui, tą, kur Shimmer and Shine, tai mes išmokom, bent jau aš per kokias 20 minučių. Ne, 5. Ai. 5. Arba 10. Nu, 10. Kažkas tokio. Tai koks tavo mėgstamiausias valgis? Man gal patinka McDonald's double cheeseburgeris. Cepakai. Man patinka cepakai. Aš tik trupučiuką ragavau. Aš nespėjau paragauti visko. Nu kas yra? Biški, palaukit, nežiūrėkit. Jeigu turėtum tik vieną daiktą, kurį galima klausyti per visą gyvenimą, tai kokia daina tai būtų? Daina. Man tai būtų Heart Attack Demi Lovato. Aš žinau, kad kažkas iš Benson Boone, tai turbūt Beautiful Things, arba Mystical Magical, arba Viena. Cry, arba Lovely Darling, arba nežinau, man visos jo dainos patinka. Viena. Gerai, Beautiful Things. Ok. Ar jau pažiūrėjote Lilo and Stitch naują filmą? Ne, nežiūrėjau. Aš iš viso Lilo and Stitch nežiūrėjau niekada. Nė vienose. Aš nežiūrėjau. Koks jūsų mėgstamiausias šokis, kurį jūs šokote? Mano tai Shimmer and Shine. Man turbūt irgi. Davai sušokam. Tu gysi nadal, spin the starry sky, show me and shine. Oh, tu taki time. Oh, tu digi, Kodėl jūs anksčiau buvote su kaukėmis? Dėl to, kad mes nerodėm savo veidų. Jos mama neleisdavo mums rodyti veidų. O dabar leidžiu. Jej! Ir gerai. Kokį mėnesį jūs gimėte? Aš gimiau rugsėjį. Aš Liepa. Taip. Aš 2 mėnesiais už vyresnė. Taip. Gaila, kad aš rugsėjį, o ne vasarą. Tada, kada jau prasideda mokslo metai. Sėd, jo. Kuri iš jūsų yra messy girl? Netvarkinga. Taip, o netvarkinga dėl išvaizdos. Kokį telefoną naudoji? Aš tai parodysiu savo. Čia, jeigu jums reikia modelį, čia yra XR iPhone'as. Tai va, mano telefonas. Toks, Nokia 256 perats. 560. Jo. Tai žodžiu, čia buvo visi klausimai, tai viso gero jūs buvot kanale Meškutė. Ir su mano geriausia draugė Luka mes padarėm tokį video. Parašykite komentaruose, ar šita dalis jums labai patiko. Manau, galbūt mes nebedarysim tokių dalių, nes mes jau
į visokius šitus klausimus jau pilną kartą atsakinėjom ir daugiau nebėra ką atsakyti. Tai žodžiu, viso gero, jūs buvot kanale Meškutė. Viso gero!